Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Ei, karvytės. Bū. Tokia dėžutė prasipjaunama ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduotum, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Ai, nu ką, oras nesublogo. Nebėra interneto tik tais. Niekaip nebepasijungiu prie Intiką. Iš viešbučio išėjus. Nu ir aš dabar nežinau, kaip aš tą mašiną rasiu vėl tam šitam milžiniškam prekybcentrį. Oro uoste žadėjau sakyti. Kažkur čia į požemius reikia leistis, 4 aukštai yra ten. Blemba prisivalgiau aš tos marakujas ar kas ten tas agurks kažkoks. Bado visą burną. Atrodo, kad tokių mini šukių būtų prismigę visur ir į liežuvį, ir į gerklę. Ant pilnas kažkokių yra digliukų. Man bado liežuvį. Nežinau, ar aš valgyti, nevalgyti šitą nesąmonę. Kažkokiais, ar ant turbo tiek pajodavęs? Tai nežinau, arba aš nemoku nuvalgyti, bet nerekomenduočiau. Ne, turgui, kur davė paragauti, tai visai normaliai buvo, bet tą, kur nusipirkau, tos žvinai, kaip sakė, ne, yra atsilupę, viskas normaliai, tos seklėlis kremt ir bet tie joduliukai tokie, kur matėt, visą burną bada, nu žodžiu. Gal išsivalysiu kaip nors. Gerai, varo mašiną škoti. Supratau, kad mikrofonų nebuvau įsijungęs, o ką pasakoju įsijautęs. Irgi nėra žodžių ant to aparato, kur prekybos centre susimokėti negali su kortelė atsiskaityti. Tik tais grinais. O pas mane nei euro nėra. Sakau, kiek laiko susivalgot, čia gali prisiplanuoti, kiek nori, visokių veiklų. Nesąmonė dar, bet vat paėm ir tiek laiko suvalgo, tiesiog reikals išvažiuoti iš stovėjimo aikštelės kažkur. Tai ką man dabar daryti? Grinų nusimti reikia. Tragedija. Itis tragedija. Iš kur man dabar gauti pinigų? Gerai, yra aparatas. Bet jisai čerdžia. Nu, karačiai. Žodžiu, gaunas taip, kad jeigu nori išsimti 5 eurų, tau kainuoja kem 9 svarus. Beveik 5. 7 svarai mokestis. Ar apsimoka? Nu, nėra kitos išeities, nes aš tų aparatų, kad susimokėti su kortelė, nematau. Kažkoks absurdas biškėlė. Reikia imti tada grineką. Da bus juokingiausia, jeigu tie aparatai banknotų nepriims. Neišėjai irgi susimokėti, sako, turi mažiausiai 5 eurai būti mokestis. Šiaip nedaug, ta kainavo 3 eurai kemas, čia prastoviau virš 2 valandų, tai normaliai. Tai sako, nes čia matyti aparatai sugėdė, sako mano kolega, jeigu kas stovi prie išvažiavimo su mašina prie barjero, tai važiuok ir ten galėsi su kortelė atsiskaityti. Tai aš dabar be reikalo nusėmiau 8 eurų su didžiuliu mokesčiu. Kol kas šits buvims funčeliai ir vien tik tais tokie į padychą. Daužo, parkingai, vaisiai, karačiai. Važiuosiu ryti kalnus, nebebus ten išlaidų. Tikiuosi. Susidurėm su dar viena problema, kad aš nerandu, kur mašiną pastačiau. Tiesiog neatsimenu. Ratais vaikštau jau. Jau ratais vaikštau kokias 5 minutės. O, stovi gražuolė, palauk, čia mano bent jau.
Jo. Nu gerai, bent jau tiek, pagaliau. Dabar dar reikia iš čia išlysti iš šito karparką, aš čia daugiau nevažiuosiu tikrai. Niekada gyvenime. Nu, galiausiai šiek tiek atsipirko nervai, nes išleido nemokamai dabar visus, kaip suprantu. Sako, važiuokit. Tai bent jau už parkingą sutaupiau 3 eurus. Bent jau tiek. Spėkit, kur mes vėl esame. Mes vėl esam karparke. Vėl nėra vietos, vėl betvarkė. Ir vėl kažkas. Nu va, atėjome. Kur šitas bilietus pirkti? Žodžiu, jisai kelsis čia su to funikulierium, kelia aukštai į Monte rajoną tokį. Tai atstumas 3 km kažkas tokia. Ir apie 15 minučių kelia. Nu blemba, disappointmentas. Sakė, šiandien nebekelia jau. Visų pirma, kažkiek turbūt pavėlavau, nes jie šiandien mačiau, čia visą dieną važiavo. O antras tai sako, kad dėl vėjo. Aukštai ten vėjas didžiulis, sako, nesaugu. Tai jeigu nori, sako, grįžk rytoj. 8:05 atsidaro. Aišku, aš rytoj visai ką kitką suplanavęs esu, tai aš čia net nebūsiu. Gali būt, kad teks šitą pramogą atkelt į paskutinę dieną. Nes ten irgi dar neaiškus planai. Vaisiai ten kelia į patį viršų. Net nesimato galo iš tikrųjų. Nu blemba, gaila. Čia jeigu kas man nuo akinių išsispaudžia pastoviai tokia V raidė. Blemba, gaila. Bet kaip ten atrodo, ten toli tie kalnai. Kažkur keli ir iškeli dangų. Dabar bent jau toks oras biškai prasisklaidė tie debesis, bet iš ryto nesimatė netgi tų kalnų viršūnių. Tai skaityk tu su to funikulierium ten tiesiai į rojų 1,5 kilometro išlėki. Kur rojus ir. Rojus už kiek kilometrų nuo žemės? Dabar, bus pusantro. Nu va, taip įdomi iš tikrųjų, kad Madeirai skaityk vieną lankytiniausių vietų, vieną populiariausių ir tu negali nuvaryti, nes vat sumastė gamtą diktuot sąlygas. Jeigu ne lietus, tai stiprus vėjas. Taip šitoje saloje viskas vyksta. Dabar esu dar nusižiūrėjęs tokią statulą, ne kaip Rio de Žaneire, jinai aišku nepalyginsi, bet atrodo irgi gan gerai. Ir kas įdomiausia, jinai atsukta pastatyta, jinai žiūri tiesiai per Atlanto vandenyną į Rio de Žaneiro skulptūrą. Nu, taip sakoma, kai jos vieną į kitą žiūri per vandenyną. Tai ten gal droną pakelsiu šiek tiek, pasižiūrėsiu, ten graži vieta turėtų būti. Ir tiek, o paskui paskutinis stopas jau bus, važiuosiu žiūrėti ant to didžiausio skardžio, važiuosiu žiūrėti Saulėlydžio, kur sakiau 500 metrų aukštis virš vandenyną su stikliniu dugnu ir paskui jau statysim mašiną ir turbūt išeisim dar į miestą pasivaikščioti. Blemba, negalėjau nesustoti. O, kokie vėjai. Žiūrėk, konteineris, atsidarė konteineris ką tik. Aukščiau vėjais žiaurus čia, blemba, šį droną neleisčiau jaučiu, dėl tai neleido kelti su to trosu. Kaip kitoj pusėje koks vaizdelis buvo, bože moj. Ir dar mes čia net nesam labai aukštai. Palauk, kur man čia išlys dabar? O va, pažiūrėkit. Blemba, čia šiaip... Ai, sorry. Čia šiaip gatvė buvo, išlėkiau ant gatvės. Kaip čia prieit kažin dabar, kad geriau matytųsi visi šitie slėniai. Bet jau vėjelis, tai wow. Tai aš nesistebiu tos kabinos čia skraidytų, jeigu būtų kėlę į viršų kažką. Paslydau į griovį. Abus kraujaus. Gal biški bus, bet nedaug.
Žiūrėt, kur eini reik bišk, ne? Kažkokio čia, aš esu panikoje. Eik, tu ne, čia nugrivau skaudžiai. Nu va. Ką dabar mes čia matome? Gerai, važiuojam toliau. Sustojau kelkraštį, negalėjau praleisti šitą vietą. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit. Pažiūrėkite. Visas funčelis kaip ant delno. Blemba, kaip čia tamsoj gerai turėtų atrodyt. Man pažiūrėk, net šiurps net odą pasišiaušia. Geras. Leidžiamės prie tos statulos. Blemba, visi tokie nagliai čia vairuotojai, tokie drąsūs. Aš ne vieną vairuotojų neaplenkiau, da man visi lenkia ir pypin. Na, aišku, dabar kad su kamera, bet prieš tai, tiesiog man ir nejauku pavažiuoti tiek prie to krašto. Eik to, ar aš čia galiu dabar skubėti? Eik to. Čia žiauru. Fūros šitais važiuoja tokiais kalnais. Ir anie čia tikriausiai pratę, nes sakau, laksto kaip išprotėję. Tipo, aš mėgstu, man patink neatsakingai pavažinėti. Dažnai Anglijoje važinėjau pastoviai be atsakomybės. Bet čia anie nesveikia ir kur aš vėl išvažiuoju, vėl į viršų. Anie nesveikia ir jūs pažiūrėkit, to skardžio nesimata, bet čia ir belė kokia įkalnė, čia kokiam 5 laipsnių kampas. Anie nesveikia ir aš turiu tokiais keliais važiuoti. Pirmų bėgių šitais tik tai šutina. Būtų šlapiai viskas, neįvažiuočiau. Eik to nafig. Eik to nafig. Pažiūrėkit, kas čia ten dedas. Ne, dar aš tai pasigyriau, kur mašiną nuomai, sako, aš visas kategorijas turiu, man čia nebus problemų. I have all the categories, so shouldn't be problem. Oh yeah, if you drive everything, Yeah. don't worry about it. Go wherever This is you a small want. car. Fits everywhere. Yeah. That's amazing. Eik tu nafig. Davai, lei. Eik tu, man reikia sustoti. Čia buvo intensyvu, eik tu. Būčiau žinojus, kad ten toks kelsis, nebūčiau važiavęs. Žiūrėkit, man reikia dabar, man liepia per čia pat parvažiuoti. Net nesimato, kur čia sukti. A jūs jo? Gerai, gal ne tai baisiai, kaip pasirodė. Bet dabar jau tai stabdžius skaitinsiu. Dabar deginsiu stabdžius. Gali būtų smagu, jeigu ne pats vairuočiau. Va, žiūrėkit, levada bėga maža šitai šone. Matos upeliūkštis toksai. Gatvės lietvamzdis, kitaip tai pavadinkim. Ir nelaksto čia kiti, tai va čia aš ant lietuvių. O vietiniai tie čia tik žingt ant posūkio parsineš, kur net praktiškai tu nematai to kampo, į kur tu suki. Ir nepareinant greičio. Man įdomu, kiek čia avarijų būna. Gali būt, kad ne vienos. Gali būt, kad čia žiauriai kieti vairuotojai visi tiesiog. Man jau dabar jau sakyt, kad aš čia kažkoks esu furistas. Net gėda būtų. Koks tu furistas apsimyža šitais keliukais pavažinėjęs Madeirai su Fiat Panda. Kur aš čia palauk? Nu, ir va čia turi dabar sukti taip. Nežiniai ką. Eik tu nafigi. Nes ir tokių vietų, kur atrodo, kad o jeigu ratai prasisuks, viso jis stovi vietoj. Vietiniai. Nu, nieko. Opa. Nu kur tas Jėzus Kristus buvo 6 minutės važiuot, kaip 6, taip 6 rodo. Šikit stulps kaip drebno vėja. Įdomu, girdis kaip ošia. Eik tu nafig. Ciongai kokie.
Man atrodo, čia yra skavatorius, tas leisti žemyn irgi, aišku, nieks tokio oro nesileidžia, bet mačiau, kad yra pramoga, tipo, žiauriai stačių šlaitų su funikulierium. Žiūrėk, čia galėjo privažiuoti, apačiai pasirodo. Bet jau vėjas, aš va, ten į priekį einant yra toliau ta statula, bet aš galvojau, gal pakelsiu droną, čia bus gražių vaizdų. Žinai, kas būtų, jeigu aš čia droną pakelčiau? Būtų šiukt. Ir viso gero į Atlantą vandenyną. Dėja, blemba, kas ten toliau, kad čia... Oi, atsargiai, nenugriūk, tu šiandien esi, kaip jau pastebėjai, ganėtinai klamzi. Būtų žiauriai smagu droną pakelt. Bet turbūt, kad teks apsieit be to. Pažiūrėkit, ten apačioj matas juodas smėlio paplūdimys. Blemba kaip vėjs, nešiau net kameros nenulaikau. Nu, įspūdinga. Man atrodo, į Funčelį lietus vėl parein. Neparneš ir čia vėl. Kopiam į tą pasižiūrėt pas statulą. Kas dar toj pusėje? Eina savo. Kaip gaila, kad droną negaliu paleisti ten palytos kalnus. Tipo galiu, bet manau, kad nerizikuosiu geriau. Manau, kad nerizikuosiu. Nu ir va, turim savo statulėlę. Tai va, kai jinai dabar važiūri į Atlanto vandenyną, į Brazilijos pusę. Brazilijai, man atrodo, Rio de Janeiras yra. Aš vis laik vengiu faktų sakyti, nes galbūt, kad nusišnekėsiu, bet, žodžiu, ir ten ta, kur yra ta didžioji Brazilijos, tarkim, Rio de Janeiro statula, tai jos vat vieną į kitą žiūri per vandenyną. Galima prieiti. Atrodo didingai. Nu, gražu. Kur ten galima nueiti? Gal varom dar prasieit biškį? Pabandom. Iki to iškišulio galo. Bliama gerai, nulipt buvo visai nesunku dabar. Pamiršau, kad parlipt reikės, o jau šukuosena kokia graži. Jau dėl šukuosenos jau nebepergyvenkime. Nebepergyvenkime. Vos ant kojų išein pastovėti. Ir stovi dievulis viršui. Žydras vanduo kai kur. Bet ten tie pajūriai tokie, nu kaip pajūriai, tie prieimai prie vandens visur laukiniai. Čia žmonės jaučiu, gali tik tais nebent su kokiais laivais priplaukti. Nemačiau, kad kažkas kažkur maudytos. Nei tam Funčelį ten, kur matos, nei čia kur nors tuo labiau. Dar pažiūrėkim, kas ten yra. Užlipus, bet čia būkim atsargus, žinant, kokie esam šiandien. Ai, gal aš toliau ir nebeisiu jau. Tai neaišku, kas ten. Gal aš toliau ir nebeisiu jau. Nepatink man tokie dalykai. Jis bijo aukščio ir susirašė į Madeirą. Nepasigūglinęs. Dar su dronu. Nežinodams, kad ši gamta, kaip ir sakiau, savo taisyklės reguliuoja. Vat saka, šiandien nefilmuosi ir viskas. Nu ką, man atrodo, laik sėdėti atgal, nes jeigu matot, ten, man atrodo, debesis parslenka vėl lietaus. Nesinori kiaurai permirkti. Da, kol įkopsiu. Žiūrėkit, duodu
7 minutės, kad pradės lyt. Dabar yra 17 kem 7 lys. Arba dar greičiau. Gal už kokias minutės netgi. Nu, biški paspaudžiau su laiku. 17:12 minučių užtruko, kol pradėjo lyt, bet nepasakyčiau, kad lietus, o kažkokį vienus kitus lašus taško, gal čia nuo jūros atneš, nesuprasi. Bet ciongai tokie, kad va sėdžiu mašiną visą iš šonus, taip tai biškai nusprendžiau pailsėti, nes visą dieną ant lėkimo šiandien ir praktiškai dirbu juodai, galima taip pasakyti. 7 ryto atsikėlęs, nemagojęs, normaliai. Važiuojam toliau, publika. A, ką čia snaust? Ir žiūrėkit, aš noriu parodyti, kaip visur viskas ir komplikuota. Tiesiog noriu prekybos centrą, galvoju, norys kokį čiaburėką nusipirkti. Ir kad patekti prekybos centrą, tu turi kažkokiais užkampiais. Čia grūstis į Car Parką, vėl kelių aukštų tikriausiai. Siauriausiais keliukais vos prasilenkdams. Nėra tokio, kaip va, kokios nors mažeikios privažiavai prie Maksimos ir viso. Čia kiekvienas nuvažiavams ir iššūkis. Ir raityt. Ir nesusibrūžint su ko nors. Ir tada tu išlipi iš mašinos ir supranti, kad prekybcentris yra tiesiog kažkokiam kalne. Kažkokiam kalne iškastas. Viskas čia yra kalne iškasta. Prekybos centro. Blemba, kaip skaniai kažkas kvepia. Tokiais naminiais karbonadais kažkokiais. Mašinų Car Parke. Žiauriai valgyti jaučiu noriu, nes iš ryto valgiau tik 2 bandelės. Ir tada valgiau tos keistus vaisius. Ir daugiau nieko. Tai va, bandom, šiaip vienai prieš tai parduotuvėje aš mačiau, kad buvo restoranas. Tipo, buvo parduotuvė ir parduotuvės gale tiesiog visi kaip valgykloje einas ir į lėkštės dedas maistą. Tai jeigu čia kažką tokio matysiu, reiks pabandyti. Blema, norėčiau tą čiaburėką vien su vištiena, kit su jautiena, bet greičiausiai reiks ilgai laukti eiliai. Nes žiūrėkit, ir aparatas ateini prie mesos, išsimuši bilietuką, numeriuką ir stoji eilę. Kaip ligoniniai. Nesu matęs dar taip. Kažkokią pizzą nusipirkau. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti tom, kai sakiau, kad bet kokią vietą patekti yra sunku, kaip misija. Tai va dabar žiūrėkit, sekantį būstą, mano jau kaip ir paskutinė važiuojamo išeinu stotelę Kapė Girao. Tas skardis, vienas aukščiausių pasaulio virš jūros, virš 500 metrų. Šiaip aš negaliu įsivaizduoti, kad virš pusės kilometro aukščio skardis yra. Aš, pavyzdžiui, droną pakeliu 100 metrų į aukštą, aš jau nebematau. Aišku, dronas mažas. Tik ką aš norėjau pasakyti, dabar nusigauti kitos vietos, pažiūrėkit. Tokie va keliai. Nėra tiesių kelių. Nori nuvažiuoti, turi va Vicuvacais važiuoti visokiais. Ir beveik visur tas pats, nebent tik ten va palei patį jau pajūrį, kur aš buvau šįryt. Ten, kur jau biški lygumas. O čia visur kalnuose, tai... Nu, aš nežinau, jūs paimkite ir vertinkite jūs, ar kaip manot, ar čia labai geras oras saulėlydį žiūrėti. Man gerai tas saulėlydis matysis, ar be reikalo važiuoju. Kaip manote? Nes aš tai nežinau. Nu, kaip be reikalo. Važinėtis, šiaip įdomu vien važinėtis čia ir pačiai. Blemba, šiaip lyja, nedaug kas matas, bet vis tiek ir kraštovais, šitais neskuba, pirmą juostelę visi mane lenk. Ir tokiais keliais niekur nesu pasauly važinėjęs, tikrai, va, tunelis po tunelio, įkalnės, nuokalnės siauri, niekur panašiai nesu važinėjęs, iš tikrųjų. Tai gal ir nebereikalo, nuvažiuosim, pažiūrėsim, nebus saulės, padarysim vieną kitą fotkę ir važiuosim
į savo apartamentus. Persirengti ir eiti į miestą. O tai tau blogai. Nu, nafik, vėl įkalnės, stačiausia. Lyn. Kelsiaurs. Portugalai iš galo antais važiuoja. Blikčioje, ką greičiau važiuočiau. Eik to nafik. Gerai, negalvok apie tą, kas ten yra dešiniai. Eik to nafik, kojas nutirpa. Čia tolida, žiūrėk, kada čia raitysime. Eik to nafik, aš biškai nežinau, ar aš benoriu. Nu gerai, spaudžiam. Vėl posūkis, vėl kamps, kokie 5 laipsniai. Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst. Eik Jūs durni esat. Eik ten koks aukštis. Tu pažiūrėk, aš čia, atsiprašau už keiksmažodžius, bet čia ir, va čia ir nesuvaidintas emocijas. Eik tu nafik. Aišku, da kamerą reikia su vieną ranką laikyti. Irgi nėra paprasta. Tikiuosi nebebus tokių. Jau nebetoli esam, rodo. Nors blemba, nu jeigu nori, kad skardis būtų 0,5 kilometro aukščio, tai aš įsivaizduoju. Biškai sustojau atsikvėpti, nes man reikia pertraukėlės nuo šito intensyvaus vairavimo. Va, pažiūrėkite, kokiais keliukais buvo užraityta. Nu kodėl taip lyn, nefainiai. Šalts tas lietus toksai, žiūrėkit, kaip palei asfaltą vanduo bėga. Ir čia. Nu gerai, čia gal, bet čia levada irgi skaitas. Ir tokia va, nubėgt vandenį padaryti. Ir bėga iki pat miesto apačios, iki centro, ten tas didelis kanalas buvo. Plemba kaip lyja. Tik sustojau, praėjo 2 minutės, debesis klaidos ir funčelis matos, į saulę lend, į tie debesis, žiūrėk, jau nebe tokie agresyvūs. Mes tik esam debesų lygiai, dėl to taip ir atrodo. Geras. Gal į tą saulėlydį išeis pamatyti? Ne, nesidžiaug. Po 10 minučių vėl tas pats bus. Žiūrėk, kaip ten prašvito tolumoje. Eik, tu puikiausiai. Pažiūrėkit, čia koks vėjas, man mašina į šoną net neša. Matos, kokio greičio to dulksno juda. Nu į debesį įvažiavau praktiškai. Iš ten tos pusės neša. Į funčėlį. Blemba, aš nenoriu nei keiktis, nei eiktis. Bet šiandien man biškai nesisek. Man atrodo, kad yra šits mano apžvalgos aikštelė kabo gira uždaryta. Kažkodėl. Kodėl jinai turėtų būti uždaryta? Va, 589 metrai virš skardis su stiklinė aikštelė. Uždaryta. Gal irgi dėl oro, aš nesuprantu. O, dėsti, va, žiūrėkit, kaip čia atrodo. Bent jau paveikslėlį pažiūrėkim. Žodžiu, čia ateini ir čia lipi ant stiklo, kur aš nežinau, ar būčiau lipęs, nes man su aukščiu nedraugauju. Bet tai nėra jokio paaiškinimo, kas čia ne taip. Nei vienas mašinas, nieko, irgi dar kažkokia moteris atvažiavo, pasižiūrėjo ir išėjo. Šūdas. Skaityk, šiandien nuplaukė man 3 dalykai, kuriuos buvau susiplanavęs. Žiūrėkit, kaip neša to dulksną. Čia debesis, aš esu debesy. Nu ką, funčelis matas iš aukščiausiai, iš kiek galėčiau matyti jaučiu.
Funčils. Keliukais pasivažinėjau įdomiais, o ten, kad nepamatysiu, blemba gaila. Šiaip viena iš labiausiai vietų, kurias norėjau pamatyti. Dar iš vis būtų buvę droną kokį paleisti, prisisvajojau biškį. Ką reikia suprasti, kad Madeirui, trečią kartą pasakysiu tą patį, bet gamta reguliuoja savo taisyklės ir gali planuotis. Va, matos iš čia biškelį, ten ta aikštelė. Aišku, bet iš tolo čia nieką nepažiūrėsi. Ir gali planuotis kiek nori, užeis vėjelis. Aišku, praktiškai mes esam beveik visiškai atviram Atlanto vandenyne. Kalniuks stūkso. Ir pažiūrėkite didelį debesis, kaip jie greit plaukia. Kaip jie greit plaukia, nes jie prie pat yra. Geras. Ai, nu nežinau, nu ką, važiuosim namo. Važiuosim namo. Žiūrėkit, aš važiuoju atgal, nuėsiu, moniai pasakykit, kiek laipsnių kamps čia yra, nu gal kem 5 nėra, bet koks 40 turėtų būti. Yra ne? Ir čia ne pirms kiems toks stovas, su priekabelė netgi pasistatė. Taigi čia jeigu stipriau užlytų, čia turėtų nuplauti tą mašiną nuo čia. Matai, kaip įdomi žmonės, kaip matyt, kaip jeigu būn per dokumentikas rodo, kur kalnuose ožiai gyvena tokie, ant skardžių gyvena ožiai, kur ten grinai ant šlaitų išmokst laikytis per laiką, tai žmonės šitoj saloje kaip kalnų ožiai prisitaikė, jeigu čia pažiūrėsi visur, kur trobelės irgi išsibarščiusios, visos yra ant skardžių praktiškai. Aš tai nežinau, aš negyvenčiau, nu tipo, ar nuošliauža kažkokia, ar dar kažkas. Vėjai, pastoviai lietus, tu gyveni debesį. Va čia tai films. Gerai, užteks viskom stebėtis, važiuojam. Labas vakaras. Jau ne su GoPro, su telefonu savo. Ai, blema, dabar nemokėsiu naudotis. Gimbalą pasiėmiau šitai sėdėt. Telefonai. Aš kai nusipirkau. Tas buvo prieš 1,5 metų ir aš nesimenu, kaip jo naudotis normaliai. O žodžiu, temą tokią varau kažkur pavalgyt. Šiaip norėčiau kažko portugališko. Jeigu nerasiu kažko, tada pizza. Ir atsigert, paragauti pončą. Pats populiariausias gėrimas Madeiros. Tai ten yra su tos pasiflorų sultis, žinoma. Romas, man atrodo, dar kažkas tokio. Parduotuvėse jisai irgi pats populiariausias, pagrindinis. Tai paragausim, kas per birzgalas. Ir pavalgyti, ir pasižiūrėti. Ir dar, pasiėmiau, galvoju, einu į miestą vis tiek kažkaip jau nebe vlogint, o tiesiog pasėdėt. Bet galvoju, blemba, reikia droną pasiimti, nes pažiūrėkit. Ten, va, tolumą galvoju, vis tiek paskui sumastysiu, čia prie pat yra tas pajūrys, sumastysiu išeit tamsoje pakelt virš viso šito funčelio tą droną ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Ir dabar varau kažkur pavalgyti, nežinau, pažiūrėsim. Nežinau, galvoju, ką čia pusė eiti, išgirdau muziką, kažkur groja. Einam ten, kur groja muzika, pažiūrėsim, kas vyksta. O šiaip tik keista, penktadienio vakaras yra beveik 10 valandų vakaro ir kavinės tuščias. Galbūt, kad ne sezonas dar tebėra, bet... Nu, arba aš nežinau, kur reikia nueiti, kur judesys pagrindinis vyksta. Šiaip ir judesys dabar. Tikiuosi neduos copyrightą. Negalima įrašinėti, nes labai gan tiksliai dainuoja YouTube'as, atpažįsta paskui. Tai va, nežinau, blema, kur tai visi čia restoranai kažkur gatvėje kažkokioje. Buvau aš užsirašęs Santa Marija lyg ir turėtų būti, bet šiandien jau kaip ir tuščia. Bet gal reikia pažiūrėti, kad vakare gal turėtų būti. Tai nepertaliausiai, tai yra daisio. Gerai, pirmą, blema, prie pat jūrą susigundžiu, pirmą nueisiu paleisti droną. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Ir tada eisiu pavalgyti ramiai. Atsigert pončą ir namo ilsėtis, nes rytoj keltis susigalvojau 6:30, nes reikia anksti važiuoti į kalnus, į tokį slėnį kalnuose, kad rūkas tebebūtų. Kitaip ten viso to efekto nėra, tai va, su draugeliu duodamės
Draugelį. Išvarė draugelis.